Labą rytą. Tai va, varau darbuotis. Planai paprasti. Dirbi, ką reikia ir viskas, kas paeiliui. Tai iki greito. Ateini pievą, draugelį aplink sukas. Nori pabendrauti? Nenori pabendrauti, bet nori iš nugaros paeiti ir pagazdinti mane. Žodžiu, pareinu namo. Varėm 3 buliukus. Kitą lauką. Kažkas kažkada buvo klausę, atsimenu komentaruose, tai sako, parodė, kaip laikomi, kur laikomi. Tai toj pademonstruosiu, kur laikomi pas mus buliai. Šiaip jie būna pievos. Ten va matosi. Ten va tolimoje matosi va ta būda. Toj būdoj apie 20 galvų telpa drąsiai sugulti. Tai kaip maždaug laikomės laukia, daugiau nelaikom. O ten yra toli pralaida tarp medžių. Ir tenais jau iš tų beržiukų panašiai yra pieva. Ten yra pašars, vanduo. Čia yra tvorikai tvertas, taks padaryts. Jie kai šalta ateina čia. Ir paskui ten kimarina. Viskas. Šiaip jie net neina iš tikrųjų, nes kai yra šalta ir sausas oras, tai net neina į tą būdą. Kai yra jau drėgna, atleidys, tada jau būdoj kimarina kiekvieną naktį parein. Parein kimarina, tai kokia 5, po 6 išeina atgal. Viskas. Tai būdoj ir guli, visi suguli. Kai žino, kad yra, ta būda, mes kai atitveriam tenais tą taką, tai paimam visus parvaram, kad jie pajaustų, kad mes egzistuojinai. Ir kad žinot, kur gali pareiti. Tai jie nuceliant, papsiuosta, paskui savo tempu palengvai išeina ir paskui žino kelią, kaip gali grįžti, jeigu jums reikia, nesijaučia gerai lauke, per vėsų ir panašiai, jie pareina. Ten yra išbetonuota viduj. Ir šiaudų, kas 2 savaitės po rulonai šidenam. Ir viskas. Dažniausiai šideni vieną kartą. Praeina šalnos, po šalnų šideni. Tada paskui būna šalnų, tada biškai pavaikštai, paskui viskas būna. Nebeini pats. Ir ten laukos ir kimarina. Gerai, varau darbuotis. Prie tų 3 bulių nusprendėm prijungti ir likusius mažiukus, kur tvartė yra. Tai tenai tų telyčiukių visko. Kad jiems 3 nebūtų liūdna. Nes jau šalnų nieko nėra, ten 1-0, tai čia gyvuliams tai čia ne kad šalnos, o vienas malonumas tokie orai. Čia žmonėms bus ta plona oda chujovai. O jie su kailiuku. Ledas toks oras, jiems plus 30 chujovai. Gerai, varau pasimti, ką reikia ir varė ošius pasims prie kabikė, tus mažikius bandysim sumesti prie kabikė. Priekabą, ne prie kabikė. Gyvuliam vežti. Čia karvės bliaun. Mes bulius kavarė matė, tai dabar stresuoja, nori jos lauk. Na va, atvežam jaunąją chebrą. Pas tų 3, kuriuo atvarėm. Stovi 3 mesinukai. Tai dabar paleisim. Apa, jaunimas į lauką, apa, einam. Nedrąsiai. Pajus laisvę to. Na, judam. Odegus į viršų ir į trasą. Dalė visi. Nedrįsta. Patiko važinėti. Eik, žilė. Ta balta galva laukinė. Dabar pajaus laisvę. Ir paskutinis bulakas, juoduks. Dabar reikia pirmą apsilakstyti, apsibendrauti. Didėjai net nereaguoja. Viens pabliaun. Kažką nori. Teirinėja. Šėjasi lauką iš po žiemos, viens malonums. Nu va, kaip matot. Čia ištuštėjo, įsileido, viens mažius. Tie buvo prieš tai
šičia persivedė. Ir čia va, kas beliko. Iš tos pusės, galim sakyti, visi, kur buvo, atėjo šičia. Tai va, o tie kiti įsileido ir viskas. Pyksta, naujas vietos pyksta dėl to. Žodžiu, viršius išleidom. Ir dabar karvė viršiuojas. Tai šiaušiu ferma. Pažiūrėsiu, kad atsiviršiuos, gal nufilmuosiu. Veršiuką patį. Leikiu. Nu, įstraukim šiaip ne taip. Didelis veršis. Didelis viršiukus, juoda, bišgurguliuoja, vandens matomai prigėrė iščiuose. Būna, išsivalo paskui, pagurguliuoja, o čia va, tas tokio dydžio, 2-3 dienų. O jis tai tik galiu pasakyti, palygins pagal, na, monstras, jo, jau keltis nori eiti, nebeįdomiam čia. Buvo sunkus jo veršiavimas, bet tų traukimo staklių, tokį atveju, tai net nežinau, kaip tai ištraukti. Atrodo, turėtų pati, bet kartais nesigauna gyvulių. Kaip ir žmonėms, kai kuriems nesigauna gimdymas, taip ir gyvuliams veršiavimas nesigauna. O gamtoj, palaidoj, tiesiog tokia karvė, kaip sakoma, nudvėstų viskas. Gamtos atranka būtų. Gerai, varau kavos įsigerti ir čiupsiu kitus darbus. Iki. Sušilau jau. Nu, nusprendžiu dabaigti dažyti, nes artėjo surtovežis. Surtas reiks vežti, tai geriau nusidažyti, paskui bus kaip rakštis ir stovės nepabaigtas darbas. Tai šok apsidažau aplinkui, didžiuoju valeliu. Dažų nusipirkau. Tai va, jau viską turiu atsinešęs. Nu va, kaip minėjau, dažymo kotas, voleliai. Valiuką nusipirkau mažą. Nes greičiau praeisiu kampus, galint šepatuko nebereikės. Tik su valiuku greitai praeinu ir dažau. Plėšim plėvelę šalin. Ne plėvelę, lipnė juosta. Žiūrėsim rezultatą. Rezultatas bus, manau, neblogas. Kai kur neužsidažė. Nu, gal nėra, kad vau. Biškį dar matos tie šešėliai. Bet taip, vizualiai žiūrint, tai normaliai. Ir šitą drėgną, matau, yra vienoje vietoje. Tada nėra žiūrėti, paskutinė vieta dažės, nėra pradėję džiūti. Bet taip iš akies žiūrint, tai gerai bus. Gerai bus, manau, tiks, o paskui vis tiek ateityje dar visas namas dažysis. Tai, suprakaitavau. Tai nusidažys dar trečią kartą. O dabar gruntas 2 kartų dažai, tai valytis grindis, viską išvalyti. Šiam kartu tiek. Iki. Nu ką, viską paliau. Liuks. Šitos pusės nieko nesimato. Kad ten vidai vats, o biška dažyta yra istorija. Bet tai balta yra balta, viskas. Žodžiu, pasimilžu vakarinį mėžį, viršių kampienų nešiau. Ir varau vakariniauti.
maudytis ir paskui 9 vėl prie gyvuliukų visada. Tai kas galite subscribe ir komentarą galite parašyti. Iki.